Turime ant stalo tokius pultelius. Čia yra Hurman pulteliai, tokia vat pakotė yra. O pultelis atrodo va taip, naujas naujutėlis pultelis. Jo, tokia komplektacija, yra instrukcijas, ten viskas. Taip. Ir ant stalo turim jau tokius padėvėtus pultelius. Ne visiems jie patinka, nes korpusas labai trapus ir, aišku, kaina pultelių yra irgi nemaža. Tai tiesiog dabar pasirodė tokie replika pulteliai, kurie puikiai kopijuoja originalus. Ir dabar parodysime, kaip čia tas dalykas vyksta. Tai tiesiog dabar šitas pultelis, kaip matom, veikiantis. Šitas pultelis, tas kairinis mygtukas ne, ir šito pultelio kairinis mygtukas ne. Tai kągi mums reikia padaryti, kad nukopėti. Imam veikiantį pultelį, spaudžiam, aš dabar pasakysiu, paskui parodysiu, spaudžiam veikiantį mygtuką ir neatleidžiam tą mygtuką. Jis iš karto užsidegs ir degs mėlyna spalva lėdo. Bet neatleisim iki tol, kol pradės mirksėti. Tai raudonai, tai mėlynai. Į tuo metu, kaip tik pradėjau keisti spalvą į raudoną, mėlynai raudoną, reikia iš karto paspausti naują mygtuką ant naujo pultelio. Ir laukti to momento, kad 3 kart greitai sumirksės tas lėdas ant naujo pultelio. Tada jau galima atleisti ir vieną ir kitą mygtuką iš naujo ir iš to kopijoklio ir pultelis jau bus įrašytas. Tai yra, kodas bus įrašytas. Paskui parodysiu, kaip reikia tą kodą aktyvuoti. Tai dabar rodo. Spaudžiam šitą mygtuką ir neatleidžiam. Matom, mėlyna spalva, laukiam, kol pradės tai mėlyna, tai raudona. Iš karto spaudžiam tada ant naujo pultelio norimą mygtuką. Ir žiūrim, kaip reaguoja ant naujo pultelio. 3 kart sumirsėjo iš eilės, tai reiškia, jis kodą priėmė. Tai dabar, jeigu anksčiau būtų ta jau padaryta tiesiog veikianti automatika, tai mums užtekdavo atvažiuoti prie tos automatikos, vieną kartą paspausti, jis susipažino su automatika, nuo antro karto ją veikia. Tai dabar pažiūrėsim. Čia yra originalus imtuvas, tarkim, vieną kartą paspaudžiau, susipažino, nuo antro karto, matom, jis veikia. Matom, dar kartelį jis veikia. Taip, veikia ir senas. Čia buvo ta sena sistema, kuria nereikalavo jokio pririšimo. Dabar reikia šiek tiek dar papildomai kažką padaryti. Jau kai nukopijuojam tą naują pultelį, jau neužtenka to, kad mes paspausim vieną kartą, jis susipažins, nuo antro karto jau vyks. Reikia stovėti labai šalia tos automatikoje, irgi spausti tą mygtuką ir neatleisti, kol jis pradės mirksėti. Tai raudonai, tai mėlynai, tai raudonai, tai mėlynai. O ant pačios automatikos ten yra iš šonos yra tas lėdas arba ta lemputė, kurią irgi pradės greitai mirksėti, tai reiškia, kad jis priėmė tą kodą. Reikia tą padaryti. Ir dabar nėra svarbu, ar originalus pultelis, ar yra replika pultelis, vis vien šitą veiksmą reikia atlikti prie naujos automatikos. Tai va, dar kartelį rodo. Šitas pultelis veikia, šitas ne. Parodysiu maždaug, kaip šis vyksta. Aišku, ten spausti mygtuką ant naujos nereikia automatikos, bet reikia stovėti šalia, bet aš paspausiu ir parodysiu, kaip jis prisiriša naujas pultelis. Tarkim, aš net paspaudžiu, tai spaudžiu norimą mygtuką, matom, jis pradeda mirksėti, tai raudonai, tai mėlynai, ir matom, kad greitai pradėjo mirksėti, čia reiškia, automatika priėmė į savo atmintį naują kodą. Tai vat ir ta automatika nauja irgi turės priimti naują pultelį į savo atmintį. Panašiai vyksta.